šį vakarą mus pasitiko lietus, nes jis šiandien mums simbolizuoja gerą nuotaiką, nes būtent šį kartą iš dangaus mums pila ne lietų, o idėjas. Tiesiogiai iš Juozo Miltinio dramos teatro, kur architektūra susitinka su teatru. Šį vakarą 10 nominacijų. Jų gretose pastatai ir viešosios erdvės, knygos, urbanistinės idėjos, viso 35 nominuoti objektai. Sveiki atvykę į nacionalinius architektūros apdovanojimus. Stoviu laimingas ir išdidus, kad esu jūsų kompanija. Ačiū. Simboliška būti Panevėžyje, ačiū labai Panevėžio miestui. Aš įsivaizduoju erdvę, kuri kalba tonais. Wow. Erdvę, kuri turi savo garsą. Tvarumas yra apie tai, kaip mes susitarėme su bendruomenė. Nes aišku, mes jo norėjom, bet visiškai nesitikėjom. Savo tylą. Gavus šitą apdovanojimą, tai yra viltis. Viltis, kad tai, ką praradome arba tai, ko nebuvome atradę prieš 35 metus, kai atgavome nepriklausomybę, vėl tampa matoma, įgauna pavidalą ir netgi pripažinimą. Kiek architektūra turi pjūvių ir už kiekvieno pjūvio yra idėjos. Jeigu architektūra yra muzika, tai kaip skamba tavo architektūra?